dar pakalbėčiau apie stresą. Tai mes dabar šią savaitę turėtume turėti iš viso 6 dar paskaitas, tai šiandien skirsime teorijai, man atrodo, kad galbūt net visas turbūt, pagal kiek turi medžiagos, o kitos turėtų būti praktiniams užsiėmimams. Tai va, tai kažkaip tai turėtume dirbti šią savaitę ir kvietimą rytdienos paskaitoms jau išsiunčiau, o ketvirtadienio paskaitoms atsiųsiu šiek tiek vėliau, turbūt trečiadienį vakare, kad tiesiog nepasimestų tarp kitų gaunamų laiškų. Tai va, tai tada aš ir pradedu savo paskaitą teorinę apie emocijas. Na, turinys atrodys iš tikrųjų gan ilgas, bet manau, kad į paskaitos formatą tilpsime, jeigu netilpsime, tai tada dar paimsime gabaliuką kitos paskaitos ir dar truputį norėčiau šiek tiek pakalbėti apie emocinės būsenas, tai yra nerimą ir agresiją. Na, o šios paskaitos metu aš kalbėsiu apie emocijų teorijas, apie emocijų sąmonės ir ryšį su kognityviniais procesais, apie emocijų rūšis ir pagal emocijų diferenciacijos teoriją apžvelgtume bazinės emocijos, kurios mums yra būdingos ir kurių funkcijos yra apibrėžtos. Tai yra kaip biologinės funkcijos, taip pat ir socialinės funkcijos. Na, emocijų teorijų iš tiesų yra daug ir vienas iš tokių populiariausių emocijas analizavusių mokslininkų Pliučak netgi nurodė, kad ir galima suskaičiuoti 28 emocijas aiškinančias teorijas. Na, jo paties teorija yra laikoma kaip ir emocijų dimensijos teorija, nes išskyrė pagrindinės emocijų dimensijas, tai yra malonumas, nemalonumas ir ramybė, susijaudinimas. Čia kaip tik skaidrėje galite matyti. Štai vat būtų tiesiog tų dimensijų poliniai taškai, susijaudinimas ir ramybė arba negatyvumas ir malonumas. Ir tarp šitų dimensijų išsidėsto visas ratas ir visas spektras daugybė įvairiausių emocijų, kurias mes galime justi. Na, vokiečių mokslininkas ir psichologas, filosofas Beneš teigia, kad egzistuoja 4 pagrindinės emocijų teorijos. Tai filogenezės teorija, viena iš pačių seniausių, toliau James Lange teorija, konteksto teorija ir emocijų diferencijavimo teorija. Na, filogenezės teorijos tai kildinamos yra iš Šarlio Darvino veikalo Žmogaus kilmė, nes Darvinas analizuodamas ir tyrinėdamas gyvūnų, žinduolius pirmiausiai pastebėjo, kad iš tikrųjų yra tam tikros sąsajos tarp visų gyvų būtybių, tai jis išskyrė, kad emocinė išraiška gali būti būdinga visiems aukštesniesiems padarams, tai reiškia nuo žinduolių iki žmogaus. Na ir štai vat filogenezės teorijos iš tikrųjų yra tos teorijos, kurios gilinasi į psichofiziologinę emocijų kilmę. Ir jos yra ne tik tai vienos iš pačių seniausių, bet taip pat ir paremtos nenuginčiamais įrodymais. Tai mes iš tiesų galime pastebėti, kad ta pati veido raumenų mimika gali būti būdinga tiek žmonėms, štai vat berniuko nuotrauka, kuris yra išsigandęs, tiek, tarkim, katei, kuri taip pat yra išsigandusi. Ir štai vat galime pamatyti, kad yra išžioti nasrai ar nepražiota burna, išplėstos akys, na ir šalia ne tik emocijos, nes paprastai nėra taip paprasta turėti vien gryną emocijų raišką. Labai dažnai emocijos iš tiesų būna susipynusios tarpusavyje. Na, dar viena teorija emocijų, tai yra James Lange teorija ir šios teorijos pradininkai yra 2 mokslininkai dirbę skirtingose šalyse. Tai, jei neklystų, Williamas Jamesas dirbo Jungtinėse Amerikos valstijose, o Lange'as buvo europietis ir atrodo, kad danas. Tai nepriklausomai vienas nuo kito, jie sukūrė
jie įžvelgia tą pačią mintį ir iš tikrųjų dėl to, kad labai panašiai mąstė, tai tiesiog teorija buvo pavadinta jų abiejų vardais. Na ir jie teigia, kad emocijos tai yra pirmiausiai fiziologinių pokyčių, kurios vyksta mūsų kūne padarinys. Galima būtų sutikti iš tiesų, todėl kad pati giliausia mūsų smegenų dalis, tai yra tos vadinamosios limbinės smegenys arba roplio smegenys, iš tiesų yra susijusios su emocijomis ir manoma, kad būtent migdolinis kūnas, kuris štai šioje schemoje geriau matosi, tai yra amonio ragas ir kartu migdolinis kūnas sudaro mūsų emocijų saugyklą. Na, o štai šioje schemoje jos kaip tik yra pažymėtos. Tai kadangi tai yra pats giliausias mūsų smegenų sluoksnis, tai pats seniausias mūsų smegenų sluoksnis reiškia, iš tikrųjų, evoliucijos eigoje emocijos mums turėjo nepaprastai didelę svarbą ir tikrai labai didelę reikšmę. Ir dar viena teorijų grupė, tai yra konteksto teorijos. Tai Šachteris ir Singeris 1962 metais atliko eksperimentą ir tiesiog to eksperimento metu konstatavo, kad emocijas gali sukelti ne vien tik tai fiziologiniai pokyčiai, kurie vyksta mūsų kūne, bet taip pat ir šalia vykstantis įvykiai. Jų eksperimento esmė buvo tokia, kad savo tiriamiesiems jie suleido epinefriną ir apgyvendino skirtinguose kambariuose. Ir vienuose kambariuose gyveno eksperimento tiriamasis, kuris buvo pozityviai nusiteikęs, euforiškai elgėsi, o kitame kambaryje piktai besielgiantis eksperimento dalyvis. Tai štaigi apie tai, kad jiems suleista yra epinefrino injekcija, dalyviai nežinojo, jiems buvo pasakyta, kad yra nauji vaistai koreguojantis regėjimą. Ir vieni buvo įspėti apie šalutinį poveikį, kiti nebuvo visiškai įspėti apie šalutinį poveikį. Tai pasirodo, kad tie, kurie nebuvo įspėti apie šalutinį poveikį, tai jų emocijos labai, buvo tarsi linkusios adaptuotis prie kambaryje begyvenančio eksperimento dalyvio. Tai reiškia, jeigu jis elgėsi piktai, tai ir jie buvo linkę kažkaip piktai reaguoti. Jeigu jis elgėsi euforiškai, tai ir jie buvo linkę euforiškai reaguoti ir pagal tai apibūdino taip pat ir savo emocijas. Tai šiuo atveju Šachteris kad emocijas gali išprovokuoti ne tik tais fiziologiniai mūsų kūno pojūčiai, būtent epinefrinas ir kaip tik tais ir sąlygoja tokius pokyčius, bet taip pat ir kontekstas. Tai reiškia, tie žmonės, kurie supa mus arba tie įvykiai, kurie mus supa. Ir paskutinė emocijų teorija, tai yra emocijų diferenciacinė teorija. Jos autorius būtų Izardas. 1999 metais, jis po to keletą kartų buvo paskelbtas tas vadovėlis. Tai jis akcentuoja, kad emocijų fenomenas apima fiziologinius, ekspresinius ir empirinius emocijų raiškos komponentus. Tai šiuo atveju iš tikrųjų emocijų diferenciacinė teorija turbūt būtų ta, kuri sujungtų keletą fenomenų į krūvą ir bandytų emocijas aiškinti ne tik tai per fiziologiją, bet taip pat ir per aplinkos komponentus, kurie gali reikštis mūsų aplinkoje ir taip pat per mūsų veido ekspresiją. Tai yra, kaip emocijas įspindi mūsų veide ir kaip mes patys suprantame ir atpažįstame tai ir kaip kiti žmonės atpažįsta tai, ką mes iš aplinką. Ryšys tarp emocijų ir sąmonės yra akivaizdus sapnuojant. Tai yra, sapnai gimsta be tiesioginės išorės dirgiklių stimulacijos ir mes iš tikrųjų turime sąmonėje vaizdinius, kurie tikrai gali sukelti mums emocinės būsenas ir netgi labai stiprias emocinės būsenas. Turbūt kiekvienas iš mūsų esame patyrę ir susapnavę košmarą ir atsibudę nakties viduryje, jausdami tikrai labai stiprias emocijas. Tai štaigi sapnuodamas žmogus iš tiesų išgyvena tas emocijas ir jų poveikis yra akivaizdus. Mes nubundame, todėl kad pereiname į kitą sąmonės lygmenį. Tai yra, esame pažadinti itin stipriai ir intensyviai veikiančios emocijos.
Na, pagal emocijų diferenciacijos teoriją subjektyviai suvokiamas trūkumo pojūtis, kuris jaučiamas, išgyvenamas, kaip ko nors norėjimas ar nenorėjimas, ir yra emocija, kuri tarsi tiltas sujungia daiktus arba reiškinius ir žmogaus gyvenimą. Šis norėjimas ar nenorėjimas suformuoja mūsų sąmonę. Neurofiziologinėme lygmenyje pojūtis tai būtų elektrocheminė organizmo reakcija, kuri kyla kaip atsakas į išorinį ar vidinį stimulą. Tuo tarpu sąmonės lygmenyje šis pojūtis kaip elektrocheminės reakcijos nėra išgyvenamas ir mes jo negalime atpažinti, bet tiesiog pasiekę sąmonės lygmenį jis virsta emocija, suvokimu ir percepciniu vaizdu. Kai pojūčių yra perduodama sensorinė informacija, tai pirmiausiai plinta kaip elektrinis potencialas ir tik paskui virsta į emociją, kuri organizuoja mūsų sensorinį apibendrinimą ir jie adresuoja kognityviniams procesams. Ta sensorinė informacija pirmiausiai virsta pagal emocijų diferenciacijos teoriją intereso emocija ir paprastai pirmauja kognityvinių procesų atžvilgių. Na, o tik tais vėliau jau ta sensorinė informacija gali būti transformuojama į kitas emocijas. Tai yra džiaugsmą, liūdesį, pyktį ir būtent arba vienas, kurios sudaro emocijų samplaikas ir būsenas, sukuria percepcinį vaizdinio foną, kuris tampa suvokimo prasme. Tai galime štai vietoje, tarkim, įsivaizduoti tokią situaciją, kad tarsi jaunuolis laukia ateinančios į pasimatymą merginos ir belaukdamas gali ir išgyventi susirūpinimą ir interesą ir kai ją pamato džiaugsmą ir štai visas tas susitikimo momentas gali būti nuspalvintas labai intensyvių ir tikrai daugialypių jausmų, kuris, be abejo, kokia ta bus paskutinė emocija. Ar tai bus džiaugsmas pamačius mylimą merginą, ar tai bus pyktis, kad ji pavėlavo atėjusi į pasimatymą, jau priklauso ir tolimesnis jaunuolio elgesys ir matyt, tavo suvokimo prasmė gali būti iš tiesų įtakota tų emocijų, kurias jis ir patyrė belaukdamas savo mylimosios. Pagal emocijų diferenciacijos teoriją emocijos išgyvenimas yra sąmonės organizavimo svarbiausias veiksnys. Būtent emocijos lemia jos užpildo mūsų mąstymo turinį, tai reiškia padeda atrinkti, kas mums yra svarbu arba nesvarbu, tai reiškia jos daro mąstymo turinio selekciją, ir be abejo jos veikia mūsų mąstymo operacijas, tai reiškia mes iš tikrųjų kryptingai mąstome ir paprastai atrodytų galbūt, kad mes mąstome objektyviai ir racionaliai, vadovaujamės argumentais, tačiau už to visada slypi mūsų emocijos. Emocija visada dalyvauja suvokimo procese, tik ne visada yra atpažįstama ir ne visada simbolizuojama. Na, o emocijų transliuojamos informacijos ypatybės paprastai būna labai svarbios žmogaus adaptacijai ir taip pat efektyviam elgesiui. Emocijų diferenciacijos teorija skiria įgimtus refleksus, instinktus, draivus ir bazinės emocijas. Tai mes šiandien daugiausia kalbėsime būtent apie bazinės emocijas. Nors be abejo pravartu turbūt būtų skirti ir suprasti, kas tai yra įgimtas refleksas. Įgimtas refleksas tai būtų paprasčiausia elgesio forma, ji neatsiejamai yra susijusi su dirgikliu, į kurį seka automatinė organizmo reakcija. Tai šiuo atveju tie įgimti refleksai pirmiausia yra susijęs su savisauga. Tai jeigu mes, tarkim, prisiliečiame prie kažkokio karšto indo, mes iš karto atitraukiame ranką dar turbūt greičiau, negu kad pajusime skausmą, kad nusideginame, ar ne? Tai įgimto reflekso pavyzdys. Toliau instinktas, tai būtų hormoninių organizmo procesų pasekmė. Ir šiuo atveju apie instinktą Izardas daugiau nekalba. Jeigu mes pasirenksime psichoanalitinėmis teorijomis, tai Freudas skyrė du instinktus. Tai yra lytinis
mirties instinktas. Daug. Na ir draivai, tai būtų fiziologiniai poreikiai, reikmės, kurie paprastai sudaro mūsų realaus gyvenimo bazę arba tą kasdienybę. Tai draivams mes galime priskirti tokius fiziologinius poreikius kaip alkis, troškulys, lytinis potraukis. Ir galiausiai emocijos. Tai būtų jausmo išgyvenimas, kuris motyvuoja, organizuoja, kreipia žmogaus suvokimą, mąstymą ir veiksmus. Na, pagal emocijų diferenciacijos teoriją Izardas nurodo, kad emocijų kilmės priežastimis gali būti tokie veiksniai. Tai gali būti neuronai ir raumenų nerviniai aktyvatoriai, reiškia, čia veikia visi tie mūsų fiziologiniai procesai, tokie kaip hormonai, neuromediatoriai, gali būti narkotiniai preparatai, taip pat veikia mūsų mimika, veido išraiška, temperatūrų pokyčiai ir jos lydintys neurocheminiai procesai. Afektiniai aktyvatoriai, tai būtų skausmas, lytinis potraukis, nuovargis, kokia nors kita emocija, nes emocijos iš tiesų pereina viena į kitą. Tai reiškia, jos transformuojasi, yra linkusios kisti, jos yra dinamiškos. Ir kognityviniai aktyvatoriai, tai būtų vertinimas, atribucija, tai būtų elgesio priežasčių aiškinimas, atmintis ir anticipacija. Emocijų diferenciacijos teorijoje yra pabrėžiama, kad emocija gali būti iššaukiama dėl dviejų veiksnių poveikio. Tai yra neurocheminių ir afektinių procesų. Grįžtant prie pirminės skaidrės, reiškia neurocheminiai procesai yra štai šie elementai ir afektiniai procesai yra šie elementai. Izardas buvo įsitikinęs, kad neurocheminiai ir afektiniai procesai pirmauja kognityvinio veiksnio dalyvavimą. Tai reiškia, emocijos gali veikti už mūsų sąmonės ribų ir žymiai greičiau, negu kad mes suvokiame arba galime emociją įsisąmoninti. Na ir bazinės emocijos pagal emocijų diferenciacijos teoriją tai būtų tokios emocijos, kurios atitinka šiuos kriterijus. Bazinė emocija turi tikslius ir ypatingus nervinius substratus, reiškia, tai yra tam tikri mūsų smegenų centrai, kurie turi savo kanalus. Bazinė emocija pasireiškia dėl veido raumenų specifinės konfigūracijos, reiškia, veido mimikoje mes galime atpažinti pagal susitraukusius raumenis, kad būtent išgyvename tą emociją, o ne kitą, nes jeigu išgyvename džiaugsmą, tai paprastai lūpų kampučiai pakyla į viršų, jeigu išgyvename liūdesį, atvirkščiai jie nusileidžia. Na, panašiai atsitinka ir su akimis. Jeigu išgyvename džiaugsmą ir juokiamės, tai akių išoriniai kampučiai pakyla į viršų, o jeigu liūdime ir verkime, akių išoriniai kampučiai nusileidžia žemyn. Tai reiškia, veido raumenų konfigūracija iš tiesų išgyvenant emocijas yra specifinė. Na ir bazinės emocijos sukelia tikslius ir ypatingus išgyvenimus, kurios žmonės atpažįsta. Šiuo atveju iš tiesų buvo daryti tarpkultūriniai tyrimai ir labai skirtingų kultūrų atstovai bazinės emocijas atpažįsta, jas turi savo kultūroje. Ir bazinės emocijos pagal emocijų diferenciacijos teoriją yra kildinamos kaip evoliucijos biologinis procesas, reiškia, jos turi biologinę funkciją, bet kartu ir socialinę funkciją, nes motyvuoja ir organizuoja žmogaus veiksmus ir sąlygoja jo adaptaciją. Taigi, bazinės emocijos – interesas, džiaugsmas, nuostaba, liūdesys, pyktis, pasibjaurėjimas, panieka ir baimė. Intereso emocija sąlygoja mūsų dėmesį ir suvokimo proceso selektyvumą. Jis stimuliuoja ir tvarko pažintinių procesų aktyvumą ir palaiko žmogaus darbingumą. Iš tiesų, kai mūsų užvaldo intereso emocija, mes patirime susijaudinimą, susidomėjimą ir tuo metu žinoma, kad mūsų dėmesys yra nukreiptas būtent į šitą objektą, kuris ir sukėlė intereso emociją, dėl kurio mes ir patirime šitą susijaudinimą. Tai intereso emocija visada yra bet kurio mokymosi proceso pagrindas.
Intereso emocija skiriasi nuo orientacinio reflekso, nes orientacinis refleksas yra tik tais viena iš intereso emocijos kilmės priežasčių. O kita intereso emocijos priežastis tai yra atmintyje glūdintys vaizdiniai, kurie yra prasmingi asmeniui. Kokie būtų fiziniai intereso emocijos požymiai? Kai intereso emocija užvaldo, tai paprastai mūsų žvilgsnis būtų nukreiptas į mūsų dominantį objektą arba akys gali labai greitai lakstyti ties objekto formą, stengdamos jį pažinti ir perprasti. Tai yra tokie greiti akių sakadiniai judesiai, kada tarsi akių vyzdys laksto nuo vieno objekto taško iki kito. Paprastai žvilgsnio fiksacija liudija, kad žmogus yra užvaldytas objekto. Tai reiškia, kad jeigu yra iš tikrųjų emocija intereso stipriai veikianti, gali žmogus tiek būti įsijautęs į studijuojamą objektą, kad nelabai girdėti ir nelabai suprasti, kas vyksta aplinkui. Tai būtų kaip ir tokia pati giliausia įsijautimo forma. Nuotraukoje galime matyti, kaip gali atrodyti vienas iš intereso emocijos išraiškos būdų. Tai reiškia, kad tas įdėmus ir stebintis žvilgsnis. Gali būti, kad šito žmogaus nuotraukoje be intereso emocijos dar yra ir tam tikras rūpestis, nes įdėmus žvilgsnis ir suraukta kakta ne vien tik tais intereso emocija gali mums atskleisti. Kita nuotrauka, kur galbūt ši intereso emocija yra ir palydėta džiaugsmo. Ir subjektyviai intereso emocija paprastai yra išgyvenama kaip susijaudinimas, susižavėjimas, žingeidumas, smalsumas. Žmogui kyla noras tyrinėti, pažinti jam patikusį objektą. Ir kai intereso emocija ypatingai stipriai užvaldo, tada mus pagauna įkvėpimas. Kokia būtų biologinė intereso emocijos funkcija? Intereso emocija sumažina širdies plakimą ir sukuria optimalias sąlygas sensorinės informacijos priėmimui. Tai reiškia, kad intereso emocija tarsi iš vienos pusės tarsi sujaudina, iš kitos pusės padaro mus visiškai atvirus ir nusiteikusius tam, kas prieš mūsų akis gali pasirodyti kaip nauja ir netikėta. Motyvacinė intereso emocijos funkcija yra ta, kad ji palaiko nevalingą mūsų dėmesį. Jeigu mums reikia įtempti dėmesį ir nuolatos išlaikyti jį, tai yra jeigu mus kažkoks objektas nedomina, mums paprastai prireikia valios pastangų ir mes išeikvojame savo psichinę energiją. Tuo tarpu, jeigu intereso emocija yra užplūdusi, mums nereikia valios pastangų sutelkti dėmesiui. Jis tiesiog yra. Tai ir reiškia nevalingą dėmesį. Ir be abejo, būtent dėl to žmogaus sensorinės visos pojūčių sistemos yra atviros priimti ateinančią naują informaciją. Ir socialinė intereso emocijos funkcija yra tokia, kad paprastai mus traukia objektai ir mes norime su jais atlikti kažkokią veiklą. Tai vaikystėje be abejo, kad vaikai žaidžia su tais vaikais, su kuriais jiems patinka žaisti ir kurie jiems yra įdomus. Ir tas žaidimas mezgasi labai spontaniškai ir jis gali būti tikrai labai įtraukiantis ir paveikus. Tai suaugusiems žmonėms paprastai norisi užmegzti kažkokį ryšį, bendrauti su tuo žmogumi, kuris jiems patiko. Ir intereso emocija visada yra, kada mes bendraujame su kitu žmogumi. Paprasčiausiai, jeigu mums būtų neįdomu, mes to nedarytume. Taigi, intereso emocija labai svarbi yra komunikacijai ir paprastai tas akių kontaktas arba susitikę žvilgsniai liudija, kad susidomėjimas buvo ir kad siekiama to bendravimo. Žinoma, mums paskui spręsti, ar mes iš tikrųjų pamatę tokį susidomėjusį žvilgsnį, sustosime ir pradėsime bendrauti, ar tiesiog praeisime pro šalį.
Toliau kita svarbi emocija tai yra džiaugsmas, kuris mums sukelia malonumą. Tai paprastai džiaugsmas yra psichologinės gerovės ir socialinio prieraišumo faktorius. Mes galime džiaugsmo emociją pastebėti jau ir naujagimio veide. Tai yra, kada šalia yra maloniai su kūdikiu besielgiantis žmogus, mama, paprastai naujagimio veide mes galime įžiūrėti tą šypseną, kuri reikštų džiaugsmo emociją. Džiaugsmas kyla spontaniškai, kada žmogus pasiekia kokį nors tikslą, rezultatą. Na ir džiaugsmo emocijos viena iš tokių pagrindinių priežasčių tai būtent ir būtų socialinis kontaktas su kitu žmogumi. Taip pat džiaugsmo emocija gali kilti ir dėl malonumo reflekso. Tai jeigu mums, tarkim, ilgesnį laiko turėjome bazinių poreikių, kurių negalėjome patenkinti, tarkim, buvome ištroškę arba, tarkim, alkani, tai žinoma, pavalgius užplūsta malonumo jausmas, atsipalaidavimas ir tam tikras džiaugsmas, ne, kad pagaliau pasisotiname. Taigi, tas orientacinis refleksas, džiaugsmo emocija ir būtų malonumas arba pasitenkinimo refleksas, kurį mes galime patirti pavalgę, jei buvome alkani, pavyzdžiui, mylėdamiesi, jeigu labai jau mums reikia sekso, jeigu kai liūdime ar kažkaip tai panašiai. Na ir džiaugsmo emocija paprastai yra patiriama, kai išgirstame gerą naujieną iš mus dominančio žmogaus, kai, tarkim, sulaukėme meilės pripažinimo, tai būtų tokie turbūt ryškiausi džiaugsmo emocijos pavyzdžiai. Džiaugsmo emocija paprastai yra išreiškiama juoku, padidėjusiu motoriniu aktyvumu. Šypsena gali lydėti akies apvalių raumenų susitraukimas, tai reiškia, kad mes šiek tiek prisimerkiame ir išorinėme akių kamputyje susidaro mažytės raukšlelės. Na, o somatinėme lygmenyje paprastai džiaugsmo emocija sukelia padažnėjusi širdies plakimą. Yra netgi atlikti džiaugsmo emocijų stebėjimo tyrimai su ligoniais, tai yra sergančiais asmenimis, ir nustatyta, kad tie ligoniai, kurie gulėdami ligoninėje po operacinių laikotarpių daugiau ir dažniau išgyvena džiaugsmo emociją, greičiau pasveiksta ir greičiau yra iš ligoninės išrašomi. Na, turbūt pas mus Lietuvoje vykstanti tokia akcija kaip raudona nosis, tai yra klounų lankymasis vėžiu sergančių vaikų onkologinėse ligoninėse, kaip tik ir yra organizuojama tuo tikslu, kad vaikams sukelti džiaugsmo emociją, tai yra nustebimą, netikėtumą ir tikimasi, kad būtent tokia emocija pagerins jų savijautą ir būklę. Taigi, malonumas, džiaugsmas tai būtų psichologinės gerovės ir socialinio prieraišumo faktorius. Na, matome besišypsančio ir pakankamai džiaugsmingai nusiteikusio žmogaus nuotrauką. Dar kuo pasižymėtų džiaugsmo emocija, kad ji kyla spontaniškai, jos negalima suplanuoti arba sukelti tyčia. Džiaugsmo emocija visada kyla šalia to netikėtumo. Subjektyviai džiaugsmo emocija gali būti išgyvenama kaip malonus, naudingas ir pozityvus jausmas, kuris bendriausia prasme gali būti apibūdinamas kaip psichologinis komfortas arba sėkmė. Na ir išgyvenant džiaugsmą, siela ir kūnas paprastai būna relaksacijos būsenoje arba žaidžia. Biologinė džiaugsmo emocijos funkcija pasireiškia tuo, kad ji relaksuoja organizmą ir pagreitina sveikimo procesą. Socialinė funkcija pasireiškia tuo, kad džiaugsmo emocija formuoja socialinį prieraišumą. Tai kai mes bendraujame su kitu žmogumi, jeigu kitas žmogus mums sukelia džiaugsmą, mes šiuo žmogumi pasitikime ir esame linkę su juo kartu būti. Kartu su intereso emocija, džiaugsmo emocija kreipia žmogaus veiklą. Na, paprastai užsispyrimas ir valia, siekiant kokio nors rezultato, kaip taisyklė, yra apdovanojami pasiekimo, sėkmės ir pergalės jausmais. Tai reiškia, kad džiaugsmo emocija kaip tik ir yra štai šitų jau sudėtinių jausmų šaltinis.
Dar kita emocija tai yra nuostaba arba sumišimas. Nuostaba gimsta tuomet, kai ženkliai pažeidžiama sensorinė stimulacija. Tai reiškia, aplinkoje yra dirgiklis, kuris itin stipriai veikia mūsų jutimo organus ir būtent dėl to mes atkreipiame dėmesį, nustembame, kasgi čia tokio atsitiko. Nuostabos fiziniai požymiai. Paprastai būna pakelti antakiai, kurie sąlygoja raukšlės kaktoje. Reiškia, mūsų kakta gali būti tokia tarsi dryžuota, eina horizontalios raukšlės, išplėstos akys, truputį praverta burna. Nuostabos išgyvenimas truputį gali priminti srovės smūgį. Tai yra raumenys staiga susitraukia ir nerviniais kanalais galima pajusti bėgiojantį dilgčiojimą, kuris gali priversti sudrebėti. Nuostaba. Kokios išplėstos akys ir truputį pakelta į viršų kakta. Nuostaba tęsiasi trumpai, todėl šitą emociją yra tikrai labai sunku tyrinėti ir labai sunku pagauti. Užvaldžius nuostabai, mūsų protas tampa tarsi tuščias. Tai yra, visi mąstymo procesai sustoja. Todėl nuostabos emocija yra labai sunku įsisąmoninti. Subjektyviai išgyvenant nuostabą, mes nežinome, kaip reaguoti į stimulą. Ir dėl to netikėtumo mums paprastai nuostabos emocija sukelia neapibrėžtumo jausmą. Kokios būtų nuostabos funkcijos? Pagrindinė funkcija tai paruošti žmogų susitikimui su kokiu nors nauju ir netikėtų įvykiu ar ateinančiu kažkokiu tai dirgikliu. Ir su tomis pasekmėmis, kurios gali sekti. Izardas labai gražiai nuostabą pavadino kanalus išvalančią emociją. Tai reiškia, kad tada, kai mes išgyvename nuostabą, mes neturime išankstinių nuostatų to objekto atžvilgiu. Dar kita emocija tai yra liūdesys. Jis gali užsitęsęs virsti sielvartu ir, galiausiai, jeigu dar ilgiau tęsiasi, be abejo, gali pereiti į depresiją. Tai paprastai liūdesį sukelia išsiskyrimas arba atsiskyrimas, gali tai būti fizinis išsiskyrimas arba psichologinis. Dažniausiai išsiskyrimas su kokiu nors kitu žmogumi ir yra pažymėtas liūdesio emocijos. Liūdesio emocija gali sukelti izoliaciją, artimo žmogaus mirtis arba nusivylimas savo pastangomis, pasekmėmis, kurias mes gavome dėka įdėtų pastangų. Liūdesio emocija, kaip ji pasireikštų ir kokie būtų jos fiziniai išraiškos požymiai. Tai paprastai antakių išoriniai kampai yra nuleisti į apačią, vidiniai pakelti į viršų. Vidiniai tai reiškia, kad yra ties mūsų nosimi. Akys iš dalies primerktos, lūpų kampučiai nuleisti žemyn ir mimikos išraiška gali būti lydima verksmo arba raudos. Nuotrauka mažos mergaitės, kuri liūdi. Subjektyviai liūdesys yra išgyvenamas kaip nusiminimas, sielvartas, niūri nuotaika, melancholija. Apėmus liūdesiui paprastai yra jaučiamas sunkumas ant širdies, intensyvi liūdesio emocija gali sukelti žmogui skausmą. Jei liūdesio emocija sudaro kombinaciją su kaltės emocija, tuomet susiformuoja sielvartas. Biologinė liūdesio ir sielvarto funkcija tai būtų priklausomybės grupė jausmas, kuris tiesiogiai susijęs su liūdesio ir sielvarto emocijomis. Atsiskyrimas nuo grupės arba nuo konkrečių žmonių yra susijęs su sielvarto ir liūdesio emocijomis. Galima būtų sakyti, kad liūdesys ir sielvartas padidina prieraišumo jausmus. Gėdėdami artimo žmogaus, šeimos ar grupės nariai paprastai susivienyje ir užsikrečia gedulu. Taigi liūdesys ir sielvartas dar atlieka ir tokią socialinę funkciją, kaip vienija žmonės. Žinodami, kad išsiskyrimas su artimu žmogumi atneš liūdesį ir sielvartą, mes galime labiau šitą žmogų branginti ir rūpintis juo, rodyti didesnį dėmesį. Taigi,
liūdesys ir sielvartas priverčia mus labiau rūpintis. Depresija, jau būtų labai užsitęsęs liūdesys, tai sudėtinga emocijų kombinacija, kurioje vyrauja liūdesio emocija. Depresija nuo liūdesio skiriasi tuo, kad žmogus jaučia, jog negali vienas susitvarkyti su netektimi. Ir paprastai depresija tai yra užsitęsusi ir nepraeinanti būsena. Išgyvenant liūdesio jausmą, paprastai užtenka įsisąmoninti liūdesio priežastis ir imtis kokių nors priemonių. Paprastai liūdesys praeina. Su depresija taip neišeina susitvarkyti. Depresija yra žymiai sudėtingesnė ir žymiai ilgiau betrunkanti būsena, kurios pats žmogus įveikti jau nebegali. Liūdesys ir galima sakyti, kad tokia lengva depresija, paprastai juokaujama, bet tarsi atsiranda rudenį, kai visa gamta miršta, ar ne? Žmonės taip kartais mėgsta vaizdingai pasakyti man depresija, bet iš tikrųjų susirgti depresija yra labai nepavydėtinas dalykas. Dar kita stipri emocija tai yra pykčio emocija. Pykčio jausmą sukelia paprastai kokia nors psichologinė nelaisvė arba koks nors laisvės apribojimas. Ir jeigu mes negalime patenkinti savo poreikių ir matome kliūtį, kuri gali būti galbūt ir dirbtinai sukelta, mes tokiu atveju iš tiesų jaučiame labai stiprų pyktį. Pykčio jausmą sukelia per didelę aplinkos stimuliaciją, gali ir tai būti, ypač jeigu, tarkim, aplinkoje yra labai stiprus garsas, mes negalime užbaigti darbo, negalime susikoncentruoti. Gali taip pat pykčio jausmą sukelti ir padaryta klaida, patirta neteisybė, nepelnytas įžeidimas. Pykčio jausmą paprastai gali sukelti ir tikslų apribojimas arba tikslą pasiekti kliudančios kliūtys. Kokie būtų fiziniai pykčio emocijos požymiai? Tai antakiai suraukti ir nuleisti žemyn. Ties nosimi tarp antakių susiformuoja vertikalios raukšlės. Kaktoje ties vidiniu antakių kampu, štai va šitos raukšlės paprastai yra gan stipriai matomos. Pykčio metu lūpos yra suspaustos, sudaro dvi tiesias linijas. Dantys stipriai sukandami, burnos kampučiai aštriai išryškėja. Pasitaiko, kad pykčiui užvaldžius netgi griežiama dantimis. Tokia asociatyvinė nuotrauka su tigru iššokusiu į baseiną, bet mes galime pastebėti gan išraiškingą pykstančios moters veido išraišką. Subjektyviai pyktis jaučiamas kaip verdantis kraujas gyslose. Veidas dėka pykčio gali degti. Raumenys būna pripildytas jėgos. Kuo pykčio jausmas stipresnis, tuo didesnis fizinio veiksmo poreikis. Todėl iš tikrųjų pyktis yra viena iš tų stipriausiai veikiančių emocijų agresijoje. Įsiūčio akimirkomis energija mobilizuojama tiek, kad žmogui atrodo, jog jis tuoj sprogs, jeigu neduos jai išėjimo. Biologinė pykčio emocijos funkcija tai būtų pirmiausiai siejama su savisauga. Ir dėl to pyktis yra vadinama rudimentinė biologinė emocija, nes mes šiuo metu gyvename tokiu metu, kai mums iš tiesų retai gresia tokios situacijos, kurios grasintų mums fizinė mūsų egzistencijai arba kažkokiu tai būdu mums grėstų gyvybei pavojus. Tai šių dienų žmogui vis mažiau reikia tos fizinės savisaugos, todėl pykčio emocijos raiška transformuojasi. Bet kaip mes sugebame tą pykčio emociją transformuoti ir ar mums iš tiesų pavyksta, tai labai didelis klausimas, nes
šiuo metu panašu, kad išreikšti pykčio emociją nėra palanku. Tai dėka pakitusios mūsų gyvenimo sanklodos, dėka pakankamai gero to socialinio gyvenimo, iš tiesų pykčio emociją demonstruoti nėra paranku. Ir mums galbūt išlieka psichologinė savisaugos funkcija. Tai kai mums kyla grėsmė savo psichologiniam aš, net ir tuo atveju pykčio emociją išreikšti nėra socialiai priimtina. Todėl vaikams augant nepaprastai svarbu išmokyti juos atskirti tas situacijas, kuriuose reikia ir būtina pyktį išreikšti, nuo tų emocijų, nuo tų situacijų, kur pykčio išraiška būtų suvokiama kaip neadekvati ir netinkama. Na, galime pastebėti dar keletą tokių nuotraukų, kur pykčio emocija tokia suvaldyta, bet paslėpta gali būti stebima. Pykčio emociją būtina mokytis išreikšti socialiai priimtinu būdu. Ir tas socialiai priimtinas būdas tai būtų tiesiog pasakyti kitam žmogui, kad aš pykstu. Pykstu todėl, kad tu pasielgiai taip ir taip. Bet nedemonstruoti pykčio savo veidu, nepereiti į agresiją, nepereiti į puolimą. Tai padaryti iš tiesų yra sunku ir nėra taip paprasta, nes paprastai emocijos mus valdo ir mes galime akivaizdžiai stebėti jų išraišką mūsų veide, mūsų kūno gestuose, mūsų kūno pozoje. Tai va šiuo atveju socialiai išreikšti pyktį yra nepaprastai svarbu išmokti, tokiu suvaldyti. Na, jeigu mes slopiname pykčio emociją ir niekaip neišreiškime, net pažįstame, kad mes jaučiame ją arba bandome nuslėpti, tai paprastai slopinama pykčio emocija tampa psichosomatinių susirgimų priežastimi. Tai gali būti reumatinis artritas, gali būti psoriazė, gali būti skrandžio opa, epilepsija, migrena, hipertonija, širdies kraujagyslių ligos, tai yra insultas arba infarktas ir panašiai. Tam, kad pykčiu būtų pasiekiama konstruktyvaus rezultato, būtina visiškai ir akivaizdžiai parodyti aplinkiniams, kaip asmuo supranta situaciją, kokius jausmus jam sukelia ir kodėl. Tai reiškia, kad socialiai priimtinas pykčio emocijos išraiškos būdas kaip tik ir būtų pasakyti, kaip tuo metu jaučiamas, kokie veiksniai sukelia šitą emociją, tai reiškia, kokie veiksniai sukelia pyktį ir tuo pačiu pasakius apie tuos veiksmus yra paaiškinama ir tokios emocijos priežastis. Na ir dar viena emocija, tai yra pasibjaurėjimas, kuris gali peraugti į paniką. Pagal Izard emocijų diferenciacijos teoriją, evoliucijos procese pasibjaurėjimo emocija buvo susijusi su skausmu, grėsmės vengimu ir nemaloniu skoniu. Galima stebėti, kad net ir ankstyvoje kūdikystėje kūdikiai jau išreiškia pasibjaurėjimo emociją, kurią galima sukelti su karčiu arba sugedusiu maistu. Na, pavojingi būtų tokie eksperimentai, bet eksperimentatoriai nustatė tai. Naujagimių pasibjaurėjimo mimika yra sąlygota neurocheminių procesų, kurie nepriklauso nuo išmokimo ir atminties. Ir jeigu stebint naujagimius galima buvo šitą emociją identifikuoti, tai reiškia, kad tai iš tiesų yra viena iš bazinių emocijų. Fiziniai pasibjaurėjimo emocijos požymiai. Tai būtų suraukti ties nosimi antakiai, pakelta viršutinė lūpa ir nuleista apatinė lūpa. Tokiu būdu jos suformuoja tarsi kvadrato formą. Gali būti liežuvis iškištas, tarsi norėtų išmesti netikusį maistą ir paprastai vaikai, kai jaučia pasibjaurėjimo emociją, sako fu. Na, štai kaip atrodo
tokia, sakykime, pasibjaurėjimo ir paniekos emocija. Taip, pasibjaurėjimas ir panieka. Kaip atsispindi veido išraiškoje. Subjektyviai pasibjaurėjimas ir panieka išgyvenami kaip pykinimo ir bjauraus skonio burnoje jausmas. Pasibjaurėjimas skatina pašalinį objektą kelinti šią emociją arba pašalinti, arba tiesiog kitas žmogus, jeigu pamato, kad yra pasibjaurėjimas, pašalina tą objektą arba pačiam reikia pasišalinti. Intensyviai jaučiant pasibjaurėjimo emociją galima pradėti net žiaukčioti. Tai reiškia, kad mes iš tiesų galime pereiti į fiziologinį procesą vėmimą. Biologinė pasibjaurėjimo funkcija. Tai išvengti nemalonių objektų, medžiagų, daiktų pagal skonį ir taip pat pagal pavojingumą. Pasibjaurėjimo emocija gali motyvuoti kontaktas su įvairiais dirgikliais, tai yra nuo vengimo iki atmetimo. Socialinė pasibjaurėjimo funkcija būtų išvengti potencialiai nemalonių objektų ir bjaurių situacijų. Pasibjaurėjimo mimika paprastai kitam žmogui signalizuoja, kad jis kažką turi keisti savo išvaizdoje, manierose arba elgesyje arba aprangoje. Pasibjaurėjimo emocija gali būti nukreipta ne tik tais į išorę, bet į vidų. Žmogus gali bjaurėti savimi. Tai ypatingai turbūt paauglystėje šis jausmas gali stipriai būti išgyvenama, šitą emociją. Ir iš tiesų, jeigu pasibjaurėjimas savimi yra generalizuotas, tai yra apimantis visą žmogaus gyvenimą, tai tokiu atveju paauglystėje labai dažnas reiškinys yra autoagresija arba žalojimasis. Pasibjaurėjimas ir panieka, tai būtų tokių emocijų fizinė išraiška, yra panieka, kai būtų galima atskirti nuo pasibjaurėjimo, kad yra šiek tiek kitokia. Tai yra žmogus, kuris išreiškia paniką, jam atrodo, kad jis yra šiek tiek aukštesnis už tą asmenį, kuris tą paniką sukėlė. Ir jis gali išsitiesti, lengvai atmesti galvą ir truputį pasukti į šoną ir žiūrėti į viską iš viršaus. Antakiai gali būti šiek tiek pakelti, o lūpose kreiva šypsena arba viršutinė lūpa šiek tiek pakelta. Ir subjektyviai paniekos emocija išgyvenama kaip savojo aš vertės ir reikšmingumo jausmas, lyginant su kito žmogaus aš. Paniekos jausmas visada lydimas tam tikros išankstinės nuostatos. Ir tos nuostatos paprastai žmogus nėra linkęs keisti, nebent būtų sugėdintas. Tai tokiu atveju gėdos emocija tarsi priverstų transformuotis paniekos emociją ir pakisti. Biologinė paniekos funkcija. Izardas mano, kad paniekos emocija yra taip pat susijusi su savisauga. Ji kyla tuomet, kai reikia pajusti savo išskirtinumą konkuruojant. Tai reiškia, kad paniekos emocija yra skirta priešo išgąsdinimui, jo autoriteto sumenkinimui. Turbūt konkurencinėje kovoje mes iš tiesų galėtume dažnai stebėti štai tokį elgesį. Socialinė paniekos emocija. Tai yra socialinė paniekos emocijos funkcija. Tai paniekos emocija lemia grupės socialinės bendrystės jausmą. Žmogus, nepaisantis grupės bendravimo normų, rizikuoja pelnytis panieką ir būti išmestas iš grupės. Neigiama prasme, paniekos emocija visada yra rasinių konfliktų priežastis. Ir dar kita emocija, tai yra baimė, kuri gali peraugti į nerimą. Baimė paprastai išgyvenama tuomet, kai žmogus suvokia situaciją kaip grėsmę jo saugumui ir ramybei. Intensyvus baimės jausmo išgyvenimas paprastai prisimenamas labai ilgai ir ryškiai. Baimės jausmo metu dėmesys susiaurėja ir susikoncentruoja ties pavojinga situacija ar objektu. Baimė gali apriboti
suvokimą, mąstymą ir pasirinkimo laisvę. Na, paprastai baimė gali sustingdyti. Iš tiesų, yra tos dvi evoliucijos prasme išdirbtos strategijos – kovok arba bėk, ar ne? Tai baimė gali transformuotis į agresiją kartu su pykčiu, bet ji taip pat gali ir sustingdyti arba apsimesti, tai yra prisitaikyti prie tos situacijos, kad nekiltų pavojus. Fiziniai baimės požymiai būtų pakelti antakiai ir silpnai suraukti ties nosimi. Kaktos centre gali išryškėti ryškios vertikalios raukšlės, todėl baimės emocija šiek tiek supanašėja su pykčio emocija. Pykčio emocijos metu taip pat išryškėja vertikalios raukšlės. Akys gali būti plačiai atmerktos, aiškiai matyti akies baltymo kontūras ir burnos kampučiai atitraukti, burna truputį praverta. Na, berniuko ta pati nuotrauka, kaip ir rodyta paskaitos pradžioje. Subjektyviai išgyvendamas baimę žmogus nebepriklauso savo. Tai reiškia, kad tuo metu tarsi atrodo išnyktų sąmonė ir būtų vienintelis troškimas pašalinti grėsmę ir išvengti pavojaus. Silpna baimė gali būti išgyvenama kaip kažko nerimastingo nuojauta. Intensyvi baimė išgyvenama kaip absoliutus nesaugumo jausmas ir kaip nevaldoma situacija. Tai iš tiesų gali būti kaip siaubas. Baimės emocija vadinama viena iš labiausiai žalingų, nes intensyviai išgyvenama siaubo akimirkomis. Dėl didelio vegetacinės sistemos aktyvumo vidaus organai patiria didžiulį spaudimą ir dirba ties sprogimo riba. Biologinė baimės emocijos funkcija gali pasireikšti dviem būdais. Jau tuo mano minėtų sustingimu arba bėgimu. Tiek viena, tiek kita reakcija yra sąlygota savisaugos. Sustingimas tai reiškia apsimestinė mirtis, bėgimas tai yra pasišalinimas nuo grėsmės. Socialinė baimės funkcija būtų tokia. Paprastai baimė verčia ieškoti žmogų pagalbos, pasirūpinti savimi ir savo artimųjų saugumo. Tai ne tuo esamuoju momentu išgyvenama baimė, bet prisiminimas apie ją turbūt labiau atliktų tą socialinę funkciją, negu kad pati baimė. Na ir dar viena emocija tai yra gėda. Gėdos emocija yra susijusi su savo asmenybės nemokėjimu, netinkamumu, neadekvatumu. Ir būtent nemokėjimo, netinkamumo, neadekvatumo įsisąmoninimu kokioje nors konkrečioje situacijoje. Paprastai gėdos emocija dėl to lemia padidėjusį sąmoningumo lygį. Mes tada apgręžiame sąmonės srautą nebe į išorę, bet iš karto į vidų. Ir fiziniai gėdos emocijos požymiai tai būtų slepiamos akys, nuleista galva, susigūžę pečiai. Kūno poza liudija, kad asmuo norėtų tapti kaip galima mažesniu. Paprastai užplūdus gėdos emocijai veidas parausta. Na, slepiamas veidas, ar ne? Aktyvus gėdos emocijos išgyvenimas paprastai yra suvokiamas kaip pažeistas savasis aš. Ir gali būti, kad tuo momentu savasis aš yra suvokiamas kaip neadekvatus, netinkamas arba nepadorus. Žmogus jaučiasi taip, tarsi tai, ką jis taip akylai nuo kitų slėpė, dabar visiems yra išstatyta į viešumą ir parodyta viešai. Na ir paprastai susigėdęs žmogus jaučia, kad visi gali iš jo juoktis ir niekinti. Tai išgyvenant gėdos emocija suvokiama sava nekompetencija ir negebėjimas. Biologinė gėdos emocijos funkcija būtų padidinti sensityvumą kitų žmonių vertinimui, kitų žmonių jausmams ir tokiu būdu lemia grupės sutelktumą. Gėdos emocija padeda
padėjo įtvirtinti ir intymių santykių privatumą ir santuokos instituciją. Socialinė gėdos emocijos funkcija. Gėdos emocija liudija aplinkai, kad asmuo priima kritiką, ypač tą kritiką, kuri nukreipta į jo asmenybės ypatybės. Gėdos emocija taip pat lemia rūpinimąsi savo higieną, apranga, elgesiu visuomenėje ir čia būtų pozityvioji gėdos emocijos funkcija. Gėdos emocija taip pat padeda vystytis asmenybės autentiškumui ir autonomijai. Jeigu mes pajaučiame savo nekompetenciją kokioje nors situacijoje, be abejo, kitas žingsnis bus, kad mes norėsime tą kompetenciją pakelti. Tai reiškia, kad imsimės mokytis, imsimės kažkokių veiksmų, kurie leis mums tą kompetenciją ugdytis. Tai labai svarbu, kaip mes tą gėdos emociją suvoksime ir kaip nukreipsime. Be abejo, jeigu išgyvendami gėdą mes šalia gėdos atsiras agresija ir pyktis kitų žmonių atžvilgių, kad jie atkreipė dėmesį į mūsų nekompetenciją ir galbūt išsakė kažkokią kritiką, tai tokiu atveju gali gėdos emocija ir neturėti to pozityvaus vaidmens, nepaskatinti autentiškumo ir augimo asmenybinio, bet tiesiog virsti kerštu, virsti kažkokiais agresyviais jausmais, kritiką išsakusio žmogaus atžvilgiu. Kaltės emocija. Kaltės emocija paprastai yra susijusi su sąžine ir su morale. Kaltės išgyvenimas paprastai prikausto žmogaus dėmesį prie kaltės šaltinio. Tai reiškia, jeigu mes jau kažką tokio padarėme, dėl ko jaučiame kaltę, tai kaltės emocija neleidžia mums nuo to padaryto veiksmo išsivaduoti. Tai reiškia, neleidžia jo užmiršti. Ir kaltės emocijos išgyvenimas visada prisiminimuose iškelia padarytą netinkamą veiksmą. Kaltės jausmas nepraeina be atsiprašymo ir pateisinimo, todėl gali būti dažnai susijusi su gėdos emocija ir gali viena eiti šalia kitos. Gebėjimas balansuoti tarp konformizmo, kuris gali būti nulemtas baimės jausmo ir atsakomybės, sukeliančios kaltę ribos, galime pavadinti brandžios sąžinės ir moralaus elgesio požymiu. Visose paprastai nuodėmė buvo laikoma moralinės ir fizinės skriaudos kitam žmogui sukelimas. Tai štai tokios skriaudos sukelimas ir sukelia kaltę. Fiziniai kaltės emocijos požymiai. Kaltės išgyvenimo mimika nėra tokia išraiškinga kaip kitų emocijų. Išoriškai kaltės emociją sunku atpažinti ir atskirti nuo kitų emocijų, tačiau kaltės emocija daro didelį poveikį neurofiziologijai, kognityviniams procesams ir taip pat hormoniniams procesams. Nuotrauka tokia asociatyvinė, tai dėl to, kad iš tikrųjų visiškai nenoriu prisekti ponui Kubiliui kažkokios kaltės, bet tiesiog politikų nuotraukos ganėtinai dažnai šmėžuoja žiniasklaidoje ir medijose, tai gan nesudėtinga yra parinkti asociatyvinės nuotraukas vienai arba kitai emocijai iliustruoti. Taigi subjektyvus kaltės išgyvenimas nepaprastai slegia širdį. Išgyvenamas kankinantis neteisingas elgesys žmogaus ar grupės atžvilgių. Jei kaltės išgyvenimas intensyvus, mąstymo procesai krypsta tik į įsisąmoninimo kaltės priežastis ir galimybės ištaisyti klaidą. Biologinė kaltės emocijos funkcija. Kaltės išgyvenimas tai paprastai yra atlygis už beprasmę agresiją arba palaidą seksualinį gyvenimą. Socialinė kaltės emocijos funkcija būtų tokia. Kaltės išgyvenimas tai yra asmeninės atsakomybės šaltinis ir skatina žmogų ištaisyti klaidą, atkurti normalią įvykių eigą. Kaltės išgyvenimas lemia asmens adaptaciją visuomenėje, asmenybės raidą,
palaiko visuomeninę santvarką ir jos narių gyvenimą kartu. Kokiagi būtų moralumo sąlyga? Kol elgesys nevaldomas, besiveržiančio iš vidaus emocinio karščio dvasinės šilumos, tol moralus elgesys tėra tik formaliai suprastas garbingumas. Tai tokia sentencija iš Sino parinkta, tai galima sakyti, kad kaltės emocija iš tiesų yra susijusi su mūsų sąžine, su morale, bet labai svarbu, kad to etiško ir moralaus elgesio žmonės laikytųsi ne vien tik tais dėl baimės ir kad bus iš grupės išmesti arba kažkaip ignoruojami, bet kad tas moralumas būtų pripildytas dvasinės šilumos ir meilės kitiems žmonėms. Pirmiausiai kiltų iš tokių jausmų, o ne vien tik tais iš baimės. Ir protas taip pat nėra tikros moralės pagrindas. Moralė kyla iš nuoširdžios pagarbos aplinkai. Taigi emocijų atpažinimas. Iš tikrųjų, emocijų atpažinimas nėra lengvas dalykas. Mes turėtume labai gerai pažinti veido raumenų konfigūraciją ir tik tais tada galėtume suprasti, ką išgyvena kitas žmogus. Dar sudėtingiau turbūt yra pažinti savo emocijas, kurias mes išgyvename, nes kitiems žmonėms mūsų veidas yra tarsi atvira knyga, jie gali ją skaityti. Tuo tarpu mes savęs veidrodyje nematome kiekvieną akimirką ir pagal kitų žmonių grįžtamąjį ryšį galime orientuotis ir kažkaip koordinuoti savo elgesį. Tai keletą tų tokių nuotraukų, kuriuose mes galime stebėti vieną arba kitą charakteringą emocinį išgyvenimą, arba labai, tarkim, skirtingas emocijas. Ar turėtumėt kokių klausimų? Kokie patarimai būtų, ką daryti, kai mokinys per pamoką netinkamai išreiškia pyktį? Iš tikrųjų, geriausia tai turbūt būtų pakviesti tokį mokinį arba išvesti toj pat iš klasės ir tada su juo pasikalbėti, bet jokių būdų nepabandyti moralizuoti ir negėdinti jo klasės akivaizdoje, nes tada dar didesnė agresija gali kilti ir dar didesnę agresiją galime išprovokuoti. O išsivedus iš klasės, aš sakyčiau, kad galima tada labai nuoširdžiai ir atvirai pasakyti, kad aš pykstu, kad tu taip elgiesi. Bet ir tada mokytojai, jeigu taip ramiai pasakius, ne kaip nors audringai ir nesusijaudinusiai, bet tiesiog ramiu balsu pasakyti, be pykčio gaidos tame balse, pasakyti, kaip jautiesi, kad tu trukdai mano pamoką, tu trukdai kitiems mokiniams. Tai tada iš karto galime mes pakeisti visą įvykių eigą. Aš galvoju, kad per praktinį užsiėmimą galbūt, jeigu jūs sutiksite ir įsitrauksite, mums pavyks suvaidinti konfliktinės situacijas ir galėsime pasimokyti tos tokios strategijos, kaip pakreipti konfliktinę situaciją, kalbant sakiniais, kurie išreikštų pirmiausiai jūsų jausmus ir jūsų poziciją. Tai būtų aš tipo sakiniai. Tarkim, aš taip pat jaučiu ir atsakomybę už kitus klasėje likusius mokinius. Tai aš tipo teiginiai kaip tik tais ir padėtų suvaldyti tą situaciją. Ar įmanoma taip save perprasti ir išmokti suvaldyti, kad visiškai emocijos išorėje neatspindėtų arba apgauti kitų? Oi,
Nu, žinot, yra tokių meistrų, galbūt, aš nežinau, bet šiaip tai, na, nereikėtų emociją suprasti kaip kažką tokio, kas būtų vengtino arba slėptino, nes mūsų gyvenimas, jeigu jis yra nuspalvintas emocijomis, tai reiškia, jis tada ir yra autentiškas ir absoliučiai visos emocijos, kurias mes jaučiame, jos yra, jos turi teisę būti ir jos yra priimtinos. Yra labai svarbu, ką mes su jomis darome, nes su emocijomis ir jų suvaldymu yra taip, kad paprastai, jeigu mes neatpažįstame, tai jos tada veikia pasalūniškai, tarsi iš nugaros. Ir visiems kitiems yra akivaizdu, ką mes jaučiame, tik tai mums patiems to nesimato, bet kitiems tarsi ant kaktos parašyta. Tuo tarpu, kai mes iš tikrųjų apgręžiame savo žvilgsnį į vidų ir pabandome pasikapstyti po tą vidų, tada mes galime pažinti savo emocijas ir kai tik jas atpažįstame, tada įsisąmoniname, o emocija, yra toks reiškinys, kad įsisąmoninus ji tarsi dingsta. Tai čia didysis paradoksas tame ir slypi, kad kol mes emocijos neįsisąmoniname, ji mus valdo. Vos tik tai mes emociją įsisąmoniname ir atpažįstame, mes ją pradedame valdyti, o jinai po truputėlį dingsta. Tai toks būtų turbūt mano atsakymas. Dabar aš galvoju, kad galbūt jūs turite ir dar kitokių klausimų. Būtų žinoma puiku, jeigu jūs įsijungtumėte savo kameras ir aš ne viena čia kalbėčiau į eterį, neaišku kam, bet ir jūs galėtumėte bendrauti su manimi akis į akį. O dabar taip tarsi jaučiuosi kalbanti nežinia kur ir nežinia kam. Aha, matau, Reda įsijungia, taip, toliau, kas dar galėtumėte įsijungti kameras ar galbūt dar kiltų kažkokių klausimų. Aš noriu paklausti, ar viskas aišku buvo? Aišku. Gal tada kažkokį grįžtamąjį ryšį gali duoti, ar buvo naudinga tai, ką aš pasakojau, ar jums tai buvo žinoma, ar galbūt tiesiog jau buvo girdėta ir netaip aktualu. Tai visos tos emocijos ir visi dalykai iš tikrųjų pedagoginiam darbe yra labai svarbus ir kad ir buvo tai kažkada galbūt kažkur girdėta, bet vis tiek yra naudinga apie tai padiskutuoti ir truputėlį detaliau pakalbėti apie tai. Tai aš manau, kad viskas buvo informatyvu ir gerai. O koks grožis čia klaustosi. Aha, matau, N kelia rankelę, kažko norėjot paklausti, taip? Aš galvoju, kad tas emocijas mes visi esam pergyvenę, tiesiog nesam įsivardinę abstrakčiom savokom, ką jūs padarėt. Netgi gal nupieštas vaizdas, kaip kakta susiraukia, kokios mimikos atsiranda, ar ten išsigandus, ar supykus, ar įsižeidus. Tiesiog mes tas emocijas turbūt kaip ir kiekviena būtybė žmogaus sąsajų, tai esam išgyvenę, tik tiek, kad gal nesam taip smulkmeniškai apgalvoję, kaip mes atrodom, kaip pykstam. Tiesiog iš savęs nematai tuo momentu, kaip tu pyksti, arba tu savęs gal tik įsivaizduoji, kad jeigu aš laiminga šypsausi, tai galbūt tik įsivaizduoju, kaip tai galėtų atrodyti veidrodyje, bet dažniausiai turbūt neigiamų emocijų, kaip aš sakau, atspindyje mes savęs tikrai nematom ir aš asmeniškai esu girdėjusi komentarą iš mokinių, kad kai buvau supykusi, sako, mokytoja, jūs nepykit, sakau, man netinka. Reiškia, vadinasi, galbūt prie tos mūsų fiziologinio, kaip aš sakau, veidotyros vadinamos, tos tokios netinka galbūt kitam pykti, nes tu galbūt pasidarai toks ir visai nebesimpatiškas, žodžiu,
ir gal vaikam ypatingai jie gal daugiau įžvelgia, kad gal geriau mokytoją jūs nepykit, nes tikrai stengsimės gerai elgtis, kad jums nereikėtų supykti tais išimtinais atvejais. Tai va, toks gal pastebėjimas. Dėkui. Dar kas nors, ką nors norėtų pasakyti? Tai jeigu nėra daugiau klausimų ar kažkokių tai išsisakymų, aš tada pereičiau prie agresijos ir prie nerimo. Tų tokių dviejų būsenų. Ar tinka? Aš dar noriu paklausti, o šita visa informacija bus į Moodle sistemą sukelta ar nebus? Taip, taip. Bus ar ne, nes, sakykime, mano atveju tai turiu būtinai į darželį nuvykti, tai, žodžiu, gausis, kad praleisiu tai, ką pasakot, nes tas laikas toks dabar, žodžiu, nei vėliau, nei kaip vis tiek turiu į darželį nuvažiuoti. Tai kad ir klausiu, ar ta informacija bus sukelta į Moodle sistemą ir aš suspėjus prisijungti vėl, ar gal prisijungti, ką jau aš praleisti. Taip. Aš įrašą tikrai įkelsiu į Moodle aplinką ir galėsite peržiūrėti, jeigu tik tai dar norėsite. Ir taip pat įkelsiu į Moodle aplinką ir šitos paskaitos medžiagą. Aš kadangi pirmose paskaitose neturiu galimybės dalyvauti, tai šiek tiek tos informacijos bendros negirdėjau, nes noriu vien laiškais užkrauti, ar šita medžiaga, ta prasme, kaip bus dėl egzamino, nes mačiau, kad yra įrašytas ir atitinkamasis darbas ir egzaminas. Tai visa ta medžiaga, ką dabar pateikėte, vienokie ar kitokie klausimai, vadinasi, bus egzamine. Taip teisingai supratau, ar aš kažką netaip supratau? Taip. O data egzamino jau yra žinoma, ar bent jau numanoma, ar dar... Man atrodo, kad mes dar nesitarėme dėl datos, kaip tik tais per šitą savaitę ir turėtume susitarti. Tai aš labai siūlyčiau kurse pagalvoti jums visiems, kuri ta data būtų tinkama, prieinama ir tada galėsime sutarti jau konkrečiai. O ta data turi būti iki šventinio laikotarpio ar po šventinio, nes mums sausio jau po pirmos savaitės gynimai prasideda. Kaip čia tas terminas, koks yra? Greičiausiai tada iki švenčių reikėtų. Bent jau vėliausiai tai turbūt, reiktų dar pas Birutę turbūt metodininkę pasitikslinti. Nes aš manau, kad tada, jeigu jums iš karto po sausio prasideda gynimai, turėtume anksčiau tada atsiskaityti. Taip. Nes jau dabar skatina mus nešti baigiamuosius darbus ir visi darbai vienu metu, aišku, kad neramu, kokio sudėtingumo egzaminas, nes tiesiog fiziškai jau yra nebeįmanoma pasiruošti, nes ir praktiko ataskaitos ir darbas pats parašyti, ką reikia, sakykime, jūsų paskaitai ir dar egzaminas pasiruošti, tai iš tikrųjų fiziškai jau sudėtinga gaunasi už tas terminas. Jo iššūkis. O dar vienas klausimas, ar darbas rašto turi būti vienas, ar ten yra ir iki mokyklinio parengtas, ar mes renkamės vieną darbą pagal savo specifikaciją, ar ten reikia, ten du berods buvo įkelti darbai? Man atrodo, kad ten galima rinktis. Aš tikrai turėjau jums pasakyti per ankstesnės paskaitas, kad jūs galite rinktis vieną iš užduočių. Aš nedalyvavau dėl to ir pasikartoju, nes nenoriu vien laiškais jūsų užkrauti su kiekvieną smulkmeną, tai tiesiog noriu teminti, kad reikalingas egzaminas, reikalingas atsiskaitimas vienas, ten pavyzdžiui atveju analizė ir tada ir egzaminas, du dalykai kaip išeina. Taip. Du dalykai. Taip. Kiek ir ten noriu tada paklausti. Ačiū. Jūs dėstytoja minėjote, kad yra sukelta į Moodle, kurio čia, sakykime, platformą, kur čia reikia ieškoti? Palaukit, aš dabar Moodle aplinkoje, tai taip, gal aš pirmiausia sustabdau įrašymą, nes vis tiek čia tokie klausimai